Noriu pristatyti Dropson standą ir paaiškinti apie jį, kad būtų aiškiau jį pajungti ir juo naudotis. Reiškia, turime standą, kuriame yra monitoris 7 colio, turim originalaus dydžio Dropson EMI 2500 korpusą. Čia butaforinis, yra pagrindinė informacija, yra monitoris, kaip minėjau. Kitoje pusėje žiūrime, yra atminties kortelė, kuri bus įkišta, kai jūs gausite. Ir, kaip sakant, yra distancinis pultas, kuris yra padarytas priklijavimui, kad laikytųsi. Taip. Ir yra kojytės. Kojytės reikalingas tam, kad standas stovėtų stacionariai. Reiškia, kaip tai yra daroma. Yra atlenkiama ir šita detalė yra nuleidžiama žemyn. Čia yra įgilėjimas. Taip pat ir šita kojytė. Reiškia, įgilėjimo nuleidžiam žemyn ir standas tada stovi stacionariai. Tai va, dabar yra prie jo prikomplektuotas transformatorius. Kai jungsite transformatorių į tinklą ir jungsite į jo pajungimo vietą, čia yra vienintelė pusė, tai jungiat ir monitoris iš karto pasileis su pirmu filmuku apie Dropson veikimą. Aiškiai, jį galima rankiniu būdu naudoti. Čia yra mygtukai. Visi mes esame susidūrę su kalkių nuosėdomis. Bet yra ir distancinis valdymas, kad patogiau būtų. Tai reiškia, kaip minėjau, pirmas filmukas automatiškai pasileidžia. Jeigu paspaudęs mygtuką dvi rodyklytės apačioj su pagaliuku, persijungs į antrą filmuką. Reiškia, su Liutauro Čepracko pasiinstaliuoto Dropson. Be šitų filmukų yra dar rusiškas įgarsinimas ir angliškas, jeigu reikėtų kažkam rusakalbiam parodyti, ar kas supranta angliškai. Tai čia reikėtų paspausti distancinėme exit ir tada išeitume į bylą, kur yra filmukai. Ir tada rodyklytų pagalba nueinat kitomis kalbomis į folderį, paspaudžiat Enter ir įeina dar į 3 filmukus. Reiškia, numeris 2 yra rusiškai. Čia visas Dropson veikimo principas pristatytas rusiškai. Ir taip pat yra filmukas angliškai, numeris 3. Paspaudęs vėl Enter, jisai pasileis rusiškai. Išjungti yra išjungimo jungiklis ir taip pat vėlgi jisai taip pat veikia kaip ir jungimo. Ir pasileis turi pirmas filmukas lietuvių kalba. Ekranas šiek tiek gali judėti, todėl tai labai nekreipkite dėmesio, nes tiesiog taip yra padaryta. Tai vat tiek apie šitą reklaminį standą.